Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas Lietuva, kamuolys pradeda dar vieną dieną Vilniuje ir jis suka į sostinės širdį Rotušę. Perduodu šitą kamuolį daugkartiniam Lietuvos bokso čempionui Žygimantui Baronui. Baron! Iš kelių sekundžių tautos kamuolį žais pati Lietuvos Respublikos prezidentė. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad visa Lietuva laukia krepšinio. Krepšinis, kuris Lietuvoje yra pasitikėjimo ir vienybės šventė, ko dažniausiai trūksta šiandieninėje Lietuvoje. Todėl linkiu visiems, mums, jauniems žmonėms ir krepšininkams, toliau vienyti tautą ir įkvėpti pasitikėjimo savimi. Visur, visada ir visi kartu tik už Lietuvą. Varom už Lietuvą reiškia, kad mes sergam už Lietuvą, mes būnam kartu, mes karščiuojam vienas už kitą. Džiaugiamės, kad krepšinis, kamuolys gali suvienyti tautą ir tai dar kartą įrodo šitas Varom už Lietuvą reiškinys. Tikrai džiaugiamės, kad yra daug partnerių ir rėmėjų ir, sakykime, tai suteikia kojas visai šitai akcijai. Ir džiaugiuosi jūsų iniciatyvą, jūsų projektų Varom už Lietuvą. Tai iš tikrųjų milžiniškas didžiulis renginys ir suteikiantis džiaugsmo visiems miestams, miesteliams ir visiems Lietuvos žmonėms. Manau, kad sportas ir muzika yra glaudžiai susiję ir vienas be kito negali egzistuoti. O jeigu mes galime padėti tam, kad būtų gera nuotaika, mes laik pasiruošę. Meskime į krepšį. Tautos kamuolys jau trečią dieną Vilniuje, tačiau nuotykiai ir linksmybės čia niekaip nesibaigia. Stebėkite, kaip mums sekėsi toliau. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.